Sveiki žiūrovai, pagaliau imamės normalaus darbelio. Štai Haier skalbimo mašina, atidirbusi 13 metų, ėmė ir sustojo. Tai mes išsiaiškinom, jau klaidos kodas numeris 2, modelis, kaip matot, yra toksai. Tai numeris 2 klaidos kodas vadinasi tai, kad jinai nebegali išsipilt vandens. Ten viduj būgnė yra vanduo, durys užblokuotos. Ir pirmiausia, tai mes ką darysim, klaidos kodas rodo, kad yra kaltas siurblys, arba į sparnuotę kažkas įstrigo, arba siurblio įvorė jau susinešiojo ir siurblys klinija kažkur. Tai ką, tai pasileidžiam, paklausom, ką jinai darys. Štai koks siurblio garsas. Siurblio jai paleisti nepavyksta, štai siurblys išsijungia. Dar kartą bando leistis. Vyksta normalus ciklas, nes dabar jinai turi kaip tik tai gręžt ir išpilt vandenį. Bet kol vandens neišsipils, gręžimas neprasidės. Štai dar kartą girdim, kaip įsijungia siurblys. Ir po kiek laiko išmes kodą numeris 2. Taip, atsidarom dangtelį, klausom dar kartą. Jo, tai jei nepavyksta išsipilt vandens, o čia yra toksai avarinis išpilimas. Pasitraukiam šlangutę. Susirandam kažkokią tai talpą palei grindis ir išsileidžiam vandenį, tada atsisukam filtrą ir pasižiūrėsim, galbūt ten kažkas įstrigo. Kartais toks metodas padeda, tiesiog padaužyt ir sparnuotė atsiblokuoja kartais, bet panašu, kad jau reikia ardytis. Ir štai signalizacija ir štai klaidos kodas iškrito. Klaida numeris 2. Pasiruošėm vonelę jau, kad būtų kuo žemesnis lygis, po to pilsime į kibiriuką ir išleidinėjom vandenį. Taip, tai ką, atsijungiam skalbimo mašiną iš rozetės. Tai būtinai išsitraukiam, viską išsijungiam. Uždarom vandenį. Kadangi jau tokia proga, tai atsikemšam tada. Ar šausim ar ne? Ar tyliai atsikemšim? Su viena ranka tai čia nieko nepadarysiu. Pažiūrėkim, kiek čia pribėgs mums. Daug turėtų būti. Oi. Va. Žiūrėkit, kokio yra visokio čia brūda. Oho. Čia kokie 5 litrai man gausis. Pertrauka. Išsipilam, ir taip žaidžiam. Nei daug, nei mažai, ne vandenėlio. Bet viskas tvarkoj, siurblys tuščias. Galim grįžt prie filtro. Štai, vandenį išleidom. Viskas tvarkoj, viskas tuščia. Bet pasiklokit vis tik skudurėlį po apačią, kadangi filtre vis tiek bus vandens. Kaip ten bebūtų, atsisukam filtrą. Matot, kiek dar bėga. Potvynis. Pasižiūrėkim, kas ten įstrigo. Ir štai, tas kryžiukas tenai, kurį matom, ir yra mūsų sparnuotė. Ten yra siurblys, jinai turi suktis. Ir jinai, hop, ir nesisuka. Dabar prasukau. Ir žiūrėkit, kas buvo įstrigę. Koks pagalys. Matot, koks pagalys? Tai šitas pagalys iš tikrųjų ir nedavė mums laisvai siurbliui suktis.
Štai dar gliaumė čia kažkokia. Fū. Na, nieko tokio. Jeigu valgot, tai nevalgykit. Nešuosi šitą filtrą, dabar išplausiu. Pasirodo, kad tiek ir buvo bėdos, ar ne? Tai vat iš pradžių niekada nesikvieskit meistro, neįsitikinę tikrai, ar siurblį kažkas įstrigo. Nu, va, matot, dabar va, sparnuotė puikiausiai sukasi ir jeigu turit galimybę, su rankom patikrinkit, ar ne laisva ašis, ar nieks nekliba, ar įvorė yra tvarkinga. Mano atveju tikrai niekas nekliba, sparnuotė labai graži, viskas yra tvarkoj, taigi mes leidžiame mašiną ir dabar įsitikinsim, ar tikrai, dar pasitikrinam, ar tikrai sukasi. Nu ką, bandom pasileisti, ar ne? Tai tiesiog start užtenka ir klaida turėtų dingt. Va kaip gražiai sukasi. Kadangi tuščia eiga siurblio leisti negalima, tai užtenka, spaudžiam pauzę. O, girdėjot, atsiblokavo durys, vadinasi vanduo išpiltas ir dabar turėtų prasidėti gręžimo procesas. Taigi surenkam siurblį, įdedam filtrą. Viskas įkišam šlangelę. Taip, truputį prasivalysim ir važiuojam. Ai, fui, kiek čia pribėgo mums brūda. Ir dabar labai svarbu, nepaleiskit skalbimo mašinos, kol jinai yra tuščia, nes siurblys yra tuščias ir labai didelė apkrova bus ant įvorio. Taigi įpilkit nors litrą, nors 2 litrus vandens, kad siurblio sparnuotė pasinertų į vandenį. Na štai vanduo užpiltas, durys uždarytos. Pabaigiam, ką pradėjom. O jinai sustojo ties 11 minutę. Važiuojam. Štai siurblys dirba puikiai. Štai ir jis netuščias, vandenį išpumpuoja. Na, dabar turėtų pasileisti gręžimo procesas. Viskas, ciklas pajudėjo. Na štai, gedimas identifikuotas. Mašina vėl dirba, vėl tarnauja iki kito gedimo. Na, bet čia dar ne viskas, ne? Labai trumpas video gavos. Na, aš tikėjausi, kad ardysiu siurblį, remontuosim ir žiūrėsim, gersim kavytę. Tačiau nusikelkim atgal prie mūsų darbastalio ir pasižiūrėkime naujienas ten. O ant darbastalio atsirado va toksai va daiktas. Taip, apie kurį vėliau truputį iš šoną. O dabar va, žiūrėkit, ką aš padariau su savo tuo stoveliu. Tai ką, įsidėjau va sauso medžio. Nes čia, kai suspaudžiam varžtus, tai truputį linksta tas vamsdelis. Nieko baisaus. Dabar va turim atramas pasidarė. Ir vieną jau žiūrėkit, kaip gražiai padariau. Štai, va taip va. Bus su tokiais va blizgančiais galais. Tai vat visus vamsdelius tai pasidarau, dar kartą praeinam pro skyles ir va tai pragrėžiam visus tuos medinius kamštelius.
Ir paskui va čia ant galų užsiklijuoju va tokią aliuminio juostelę. Ir vat gaunas toks rezultatas. Dar tiesa, šitą laikylį nusipjoviau, susitrumpinau šiek tiek, kad vos palenda po lempą. Tai tuoj susirenkam, parodysiu galutinį variantą. Štai susukau, sudėjau. Na, kažkaip panašiai va čia gausi. Ne idealiai, bet kaip dirbtuvėm, tai čia ir kažko labai neprigalvosi, nieko čia ir nereikia daug. Svarbiausia, viskas laikosi tvirtai. Va ten pamatysit, yra varžtelis, štai va. Dabar jau tai tikrai viskas čia, kaip sakyti. Aišku, jisai truputį turi tokio tabalavimo, bet užsideda telefonas, tai čia visiškai jisai nesulinksta. Betgi kitam video mes ruošiamės labai intensyviai. Va, kas čia atkeliavo pas mus. Va tokia dėžutė. Čia va, ten barška kažkas viduj, taip? O, tai mes persikeliam ant stovo tada. Paslapčių paslaptis, ne? Kas čia gali būti toksai per daiktas? A, vat sužinosite kitoj serijoj. Ir kas čia man sakė, kad labai rankos įdegusios, ne? Kažkas čia man komentaruose rašė. Ne, čia neįdegusios rankos, čia tiesiog baltumo balansas. Ir telefonas nuo apšvietimo taip filmuoja, atrodo, kad viskas juoda, nors iš tikrųjų taip nėra. Čia tik tai iliuzija. Gerai. Kienogi va šitas kištukas, mes sužinosim kitam video, jau neužilgo, padarysiu apžvalgą ir pasidalinsim savo patirtimi, dirbdami su šituo aparatu. O kol kas sakau iki greito ir ačiū, kad žiūrėjot.